Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien specialus video. Ta proga, kad portfelis pasiekė 100 000 vertę. Iš tikrųjų labai faina, kad taip nutiko. Nesitikėjau taip greitai, tikėjausi truputį antram ketvirtį kažkur pasiekti tą ribą virš 100 000 portfelį. Bet dėl tam tikrų mano primtų sprendimų portfelis pasiekė greičiau tą ribą. Tai va, bet matom dabar šiandien rinkos raudonuoja, tai eisim greit pasižiūrėsim, ar dar belikė tas 100 000, buvo senai 103 000. Tai va, tai papasakosiu šiam video, kiek tą progą norėjau pasidalinti su jumis, kiek iš viso per 4 metus suinvestavau savo pinigų, kokia ta tikroji grąža šiai dienai. Ir tą progą užsisakiau dar portfolio trackerį, norėjau sekti savo visas investicijas vienoje vietoje, tai eisim parodysiu, kodėl būtent jį pasirinkau, ne kitus konkurentus. Tai va, tai tada gal einam iš karto į tą portfolio trackerį ir matom GetQueen programėlę, appsas. Jį galima persisiųsti tiek Androidam, tiek Apple programinį įrangai. Tai užeikim dabar, kodėl būtent pasirinkau šitą appsą, šitą portfolio trackerį. Tai pirmiausia, išbandžiau kelis variantus, kelis trackerius ir šitas man pasirodė labiausiai gal paprasčiausias naudoti, taip gan patiko jo dizainas, pats visas naudojimas, tikrai geras kokybės kainos santykis. Tarkim, aš galima naudotis ir nemokamą versiją, bet aš užsisakiau metinę narystę, tai sumokėjau 50 €, tai čia būtų kažkur tai 4 € trupučiu per mėnesiui. Tai va, tai manau, visai tikrai nėra didelė suma. Užsisakiau, kaip ir minėjau, tą metinę narystę, išbandysim ir žiūrėsim po metų, ar jie tęsim ar ne. Tai čia pirmam puslapį, kaip matom, yra galima bendrauti, matyti, skaityti naujienas, bendrauti su kitais žmonėm, dalinti savo kažkokiam tai mintim, savo portfeliu. Galima taip pat yra watchlistas sukurtas ir yra, dabar galime eiti tada į portfelį ir, kaip matom, visi portfeliai mano sudėti iš visų investicijų į vieną vietą sujungti. Tai kaip matom dabar šiandien pakritus rinkom dar kol kas viršėm 100 000. Nesenai buvom, kaip matom, 103 000 €. Tai truputį rinkos šiandien krenta. Tai kaip matom, visas mano turimas pozicijos yra truputį pakeitimų, tai šiandien apie jas neįsiplėsim. Mėnesio gale sukursiu video vėlgi, kaip ir visada, su savo tiek augimo portfelio, tiek dividendinį portfelio apžvalgom, tai ten viską plačiau apžvelgsim. Čia, kaip matom, dabar esu prisidėjęs, kaip ir matom, viršui Freedomo portfelį kartu, tai Nexo irgi. Nexo tiesą sudėjau ir Nexo platformai turimą Bitcoiną plus Ledgerį laikomą, tai čia, kad atvaizduotų visą turimą tikrąją, kiek turim iš viso Bitcoino, kad būtų galima lengvai sekti. Swedbanką pridėjau irgi, Lightyear brokeris prijungtas prie šitos trackerio, taip pat Trading212. Tai kas man patiko, tai kad, tarkim, ką neradau pas kitus konkurentus, tai tarkim, tuos pačius žymiausius, tarkim, populiariausius tokius brokerius kaip Trading212, Revolut arba Interactive Brokers galima tiesiogiai sukonektinti ir jums kiekvieną kartą nereikia suvedinėti čia kas mėnesį jūsų, tarkim, užpirkimų. O jums automatiškai perkant per savo brokerį, tarkim, per Trading212, per Interactive Brokers, per Revolutą, jums automatiškai čia irgi atsinaujins jūsų pozicijos. Tai va tas fainai, kad galima jūsų konektinti šitos brokerius. Tarkim, Lightyear'ui, Swedbank'ui, Freedom'ui tų dalykų dar nėra, dar negalima to. Jie, kaip suprantu, jie plečia savo tų palaikomų sukonektinančių brokerių sąrašą, tai kol kas tas pozicijas teko man su ranka suvesti. Tai va, tai kaip matom, bendras visų turimo turto vertė šiuo momentu 101 000 trupučių. Tai va, tai kas dar yra įdomių dalykų, tai tarkim, matom, pasižiūrėti alokacijas portfelio, kaip matom, ETF-ai su Mutual Funds, tai čia Swedbankas, kartu sudaro mano 55% viso portfelio, kriptovaliutos Bitcoinas sudaro 26% portfelio ir pavienės akcijos 18%. Tai galima čia iš kur eiti plačiau, persižiūrėti visas turimas pozicijas. Užsisakius tą premium narystę, tai tikrai daug yra visokių privalumų. Tai va, toliau taip pat dividendai lygiai taip pat galima eiti plačiau žiūrėti ir kiek bus
rodo gautus, taip pat būsimus. Tai šiuo metu būsimi mano dividendai kažkur bus apie sekantį mėnesį apie 1300-1400 eurų jau atskaičius visus mokesčius. Tai kadangi papildžiau savo income shares fondą pozicijas. Tai va, tai viskas bus smulkiai parodysiu savo video portfelio apžvalgose. Tai va, jeigu norėsit išbandyti, galite pasinaudoti mano pakvietimo nuorodą, jau užsiregistruosit, gausit kažkokių tai bonusų. Tai va, tai nieko nerekomenduoju, tikrai nieko nereklamuoju, galite ir nenaudoti, bet tiesiog pasakau, kad yra tokia galimybė. Tai būtų tiek apie šitą tada gal trekerį. Dabar, ką noriu dar pasakyti, papasakoti, tai galima į skaičiuotuvą. Kaip žinom, visi, kad jeigu aktyviai valdom portfelį ir aktyviai tas vadinamas swapinam tos pozicijas tarpusavį, bandom išgauti, patreidinti truputį, išgauti didesnį pelną, tai mums išėjus iš pozicijos pas daugelį brokerių, grįžus atgal į tas pačias pozicijas ar kitas, mums brokeris neberodo tiksliai mūsų tikslios grąžos, kiek mes iš tikrųjų esam gavę, kiek uždirbę. Tai aš tą 100 000 vertės portfelio progą pasiskaičiavau prisėdęs, kiek per 4 metus esu įdėjęs pinigų, tai pradėjau investuoti nuo 300 mėnesį, po to tos investicijas, aišku, kasmet truputį augant atlyginimui didinau. Paskaičiavau vidurkis, kad gaunasi kažkur 400 eurų per mėnesį, tai buvo investuota per tos 4 metus. Tai tarkim, tai 12 mėnesių kart 4 metai, padauginkim iš 400 eurų, tai gaunam tokią sumą įdėtą mūsų pinigų, plus pradėjus investuoti, turėjau dar 10 000 eurų santaupų, tas santaupas pridėkim, tada irgi nesenais investavau vienu metu, buvo vienkartinės mano investicijos, pradėjus investuoti, kas labai pasiteisino, nes tuo metu ir bitcoiną pirkau, ir bitcoinas buvo tikrai tais laikais kainavo 9 000 eurų už vieną bitcoiną, tai aišku, būčiau žinojęs, tuo metu būčiau pirkęs daug daugiau, bet tada išdalinau pozicijas truputį bitcoinui, truputį ETF-ams, truputį skolinimo platformoms, pavieniams akcijoms. Tai tokia buvo ta mano pradžia to investavimo. Plus dar pridėkim tada prie visos tos sumos, kad paskutinį gaunu kiekvienais metais tą vadinamą bonusą už padarytus atliktus darbus, metinį bonusą, tai šiais metais tikrai gavau nemažai, tai 3000 dar investavau iš metinio bonuso į akcijas, į savo portfelį. Ir dar likusius praeitus 3 metus vidutiniškai kažkur tai investuodavau nuo savo to bonuso dar po 1500. Tai pridėkim dar gausius plus 4500. Tai iš viso yra investuota per 4 metus mūsų pačių pinigų 36 700 eurų. Jo, o kaip matėm, portfelis buvo pakilęs nesenai vakar netgi 103 000, tai tarkim dabar šiandienai matom nukritusios rinkos, tai būtų kažkur, man atrodo, čia kažkur per visus 4 metus kažkur tai apie 100, maždaug 80% grąžos, tikriausiai, pažiūrėkim, jo, panašiai ir gaunas. Tai va, įsivaizduokit, mes uždirbom per 4 metus 180% grąžos, tos tikrosios, tai 180 padalinkim iš 4 metų, tai mūsų metinis pelningumas 45%. Metinis, vidutinis. Tai įsivaizduokit, tai yra kosminė grąža, kosminis pelningumas. Tai tikrai nesitikiu, kad ateityje taip pavyks taip išgauti. Dabar kodėl tai pavyko tokį didelį pelningumą išgauti. Tai neslėpsiu, viskas bitcoino dėka. Tarkim, kas pirko už tą patį 20 metais pradžioje už 10 000 vieną bitcoino, tarkim, ir laikė 4 metus, šiai dienai būtų turėjęs 250% grąžos per metus. Tai įsivaizduoju, tai tas ir yra didžiausias mano pelningumas atėjęs iš tikrųjų dėl bitcoino, nes aš vienu metu turėjau virš 1 bitcoino, plus ETF, plus truputį pavienio akcijų. Tai realiai dabar galvoju, jeigu būčiau nieko nedaręs, labai aktyviai neprekiavęs, nekeitęs savo strategijos, būčiau palikęs taip, kaip buvau pradėjęs tą portfelį, gal dabar būtų netgi vertė ir netoli 200 000. Bet yra, kaip sakant, aš tikrai džiaugiuosi ir tą 45% vidutinė metinė kol kas grąža, kadangi tikslas buvo kuo greičiau sukaupti tą 100 000 portfelį ir dabar truputį bandysiu eiti į saugesnės strategijas. Plus, kaip matėm, 50% yra mano portfelio dividendiniuose ETF-ose, kurie man generuoja praktiškai vidutinį
Lietuvos atlyginimą mėnesinį ir sekanti pusę portfelio dalis sukoncentruota į augimą, tai ta augimo dalis atpirks tą pusę portfelio dividendinės dalies, kuri neauga pati iš savęs. Tai va, tai truputį, manau, ateityje bus mažesni procentai, bet aš, kaip ir minėjau, tikslas yra išlaikyti vidutinį metinį dviženklių augimą procentais, tai matysim, kaip seksis. Sekit, stebėkit kanalą, prenumeruokit, tai matysite, koks bus ateityje metinis tas procentas portfelio grąžos. Tai va, tai šiam video būtų tiek, likit sveiki ir iki kitų kartų.